Taip pat prasidėjo rungtynės Pasvalyje, kur Pieno žvaigždės susitinka su Alytaus Dzūkija. Laprovitola. Jo taškai rungtynės su Sankt Peterburgo Zenit, su Saratovo Avtodoru ir tik vienos rungtynės namuose su Saloniku PAOK. Laprovitola. Jo tritaškis, kad sportinė forma, nepaisant jau solidaus kaip krepšininkų amžiaus, vis dar puikiai. Ir netgi įdėti iš viršaus galingai Šalinga dar vis gali. Tolimų metimų. Asmeninė gynyba. Laprovitola. Nemeta per Čepukaitį ir viską daro prie tritaškio linijos, kur irgi Vytauto komandai sekasi labai gerai. 4 pataikyti tritaškiai iš 5. Čepukaitis užkliuvo už varžovo Čepukaitis. Grumtynės dėl kamulio, jas laimi Lietuvos Ryto komanda. Laprovitola įsibėgėja ir pelno taškus. Nikolas Laprovitola. Jie Pieno žvaigždės pirmauja 46-33 prieš Alytaus Dzūkiją. Kėlinyje, kurį laimi 28-10. Laprovitola prieš Čepukaitį turėtų žaisti pats. Meta iš toli ir pataiko argentinietis pirmą kartą šiandien, suteikdamas Lietuvos Rytui 10. Paskutinė kėlinio minutė. Iki 5 taškų priartėja Vytautas. Laprovitola praradęs pusiaus. Kaitis renka per rungtynes šį sezoną. Tad su kaupu jau viršytas vidurkis ir apskritai tai yra rezultatyviausias Vaido Čepukaitį. Nesuklaidino Deivido Gailiaus, o po to praranda kamuolį pats Šalinga. Ivanauskas skuba prasižengti, tai padaro aikštės viduryje. Ketvirto. Laprovitola ir Gailius yra pridėję po 15. Adas Juškevičius. Krzyštofas Lavrinovičius puikiai. Dabar suklysti ir Mantas Kalnietis. Na, galbūt greitajame puolime Lietuvos Rytui pavyks kažką sukurti. Laprovitola, tačiau Kavaliauskas turi dėti iš viršaus ir jis pelno pirmosius Lietuvos. Kavaliauskas atkovoja kamuolį. Laprovitola bando veržtis pats pro Hanlaną. Žingsnių nėra, išsilaiko ant kojų Laprovitola ir štai tokie argentiniečio taškai. 9. Dabar žaidžia kas ką paims fizinę jėgą, iš tikrųjų fiziškai, nes o dabar išskaitomi taškai. Laprovitola šį kartą paskutinė ataka pirmajame kėlinyje priklauso vilniečiams. Laprovitola, prie jo lieka Brokas Motovas. Laprovitola ryžtasi tolimam metimui ir pataiko. Nikolas Laprovitola labai galingai užbaigęs. Ir jeigu gautų trečią, ko gero šiame kėlinyje jau tektų verstis be jo. Lietuvos Rytui ir puikus 2-2 Julius Jucikas porta kažkokį nuovargį. Numatom Žalgirio gynybai. Rokas Giedraitis pritildo dabar Mismečius, kai Lietuvos Ryto žaidėjai visi keičiasi. Čia Laprovitola, jo prasiveržimas, viską, ką galėjo pasakyti. Tiek Orelikui, tiek kitiem metikam, tiek Larvinovičius. Nėra laisvi 2 iš 7 pataikius sunku Lietuvos. Bent jau taip kažkiek atsikvėpti gali Laprovitola, kai Juškevičius diriguoja atakoms Laprovitola ir bent jau 4. kėlinį bus laimėję Lietuvos Ryto krepšininkai. Laprovitola įsibėgėja, jo 2 taškai.